Jums Tadas. Na, žinai, eitume dirbti nedarę raganų medžioklių. Čia jau konservatoriams Tadas reaguoja į Andriaus Vyšniausko repliką. Pusiai konservatorių už savo darbus prieš Lietuvą reiktų rodyti duris salėje. Antanas šalin rankas nuo Žemaitaičio, Benas jokios apkaltos negali būti, kada baigsis raganų medžioklė, konservatoriai neturi atsakomybės už nieką, be moralės tik iš kitų reikalauja, siekia traukti dėmesį nuo savo klaikaus nemokšiškumo ir daromos žalos šaliai. Konservatoriai neturi ką veikti. Mindaugas ir temą tęsiam su Remigijum Žemaitaičiu. Sveiki. Labą dieną. Jūs kažkaip nenuliūdot, kai jums apkalta vakar prabalsavo valdantieji? Žinot, gerbiamas aurimai, nuliūsti tada, kada miršta tėvai arba šeimoje atsitinka nelaimė, arba sveikatos nebeturi. Bet kada matai, kad bolševikai, KGB ir NKVDistai bando Lietuvą ir žydų bendruomenę sukiršyti tarp savęs, imituodami, kad tai yra antisemitiniai dalykai, tai yra gėda. O antras yra dalykas, aš manau, kad mano apkalta leis Lietuvos žmonėms ir Lietuvos žydų bendruomenės atstovams pažvelgti kitų kampų tą tarp savęs supriešinimą, sukiršinimą ir galų gale atsiras ministerijų kultūros iššvietimo ir mokslo ministerijų kokių 5-6 milijonų fondas, kuris būtų skirtas būtent 30-45 metų pokario laikotarpio ir okupacijos laikotarpyje atlikti tyrimus, kiek buvo baltarusių, kiek buvo rusų, kiek buvo žydų, kiek buvo kitų tautybės žmonių, kurie galimai prisidėjo prie mūsų okupacijos ir Lietuvų trėmimo. KGB rūmų dokumentai atrodo, ir kur vakar salėje aš paviešinau apie Zingerio tėvą Mykolą Zingerį, kuris 40-41 metais buvo Kauno milicijos viršininkas ir irgi prisidėjo prie žmonių trėmimo ir yra labai akivaizdžiai demonstratyviai knygoje aprašyta. Protokolai, kurių jūs savo knygoje neturite, 41 metų birželio 30 dienos praėjus 16 dienų po okupacijos Lietuvos, laikinoji vyriausybė vadovaujančiam Brazaičio, tuometinis komunalinio ūkio ministras buvo Vytautas Žemkalnis Landsbergis. Ir jis pritarė, kad Lietuvoje būtų įkūrėmi getai ir getų įrengimą pavedama atsakomybė Vytautui Žemkalniui Landsbergiui kartu su pulkininku Kazimieru Bobeliu. Tai visą tai daro dėl reitingo, Remigijau, ar taip suprantu? Ne, aš daro konservatoriai, matomai, aš nežinau, koks čia yra jų planas ir ką jie čia nori su manim padaryti, ar nori užsiglaistyti savo situaciją, ar tiesiog nori nupiešti, kad esu auka Lietuvoje. Tai normaliai politiniai konjunktūrai ir kaip turinčiam jums pakankamai didelę patirtį žiniasklaidoje ir darbo su politikais, tai tokie skandalai arba toksai puolimas, kuris yra laužiamas iš piršto, natūraliai daro politiko reitingus arba pasitikėjimo visuomenės daug didesnį negu tie, kurie puola. Tai tiesiog yra visam pasaulyje tokia technologija ir dabar ką daro, dar kartą pakartosiu, ką daro šita valdančioji dauguma, tai protų nesuvokiama. Kažkodėl valdžioji dauguma nenori imtis tirtis Viktor Šmil Ivanovič, Viktorijos Šmil tėvo, KGB leitenanto ir jo senelio padarytą žalą Lietuvoje. Ir gali būti Seimo pirmininkė, dirbti, užimti tokias aukštas pareigas, nesant prezidentui būti valstybės vadovė, kai jo tėvas buvo KGB bendradarbis. Tai baigiam šį vieną kartą tą raganų medžioklę. Susitarkime, kokią mes norime matyti valstybę ir kaip mes turim važiuoti. Antisemitizmą jūs čia labiau kaltinamas, kad pakėlėt ir keliat. Tai yra tyčia daromas. Yra grinai Kremlio naratyvas. Siūlyčiau pažiūrėti 21 metų Vladimiro Putino Izraelyje parlamente senate pranešimą. Tai jūs išgirsite, kaip jis kalba apie lietuvių tautą, kaip jis kalba apie lenkų tautą ir būtent kalba, kad ką padarė lietuviai su žydais.